Kalbant apie konkrečiai kurčiuosius, ką šiandien kalbam, tai tos priežastys aiškios gan. Tai kai ateina pas specialistus, kaip pas mus į gydymo įstaigas, tai vienintelė kliūtis susikalbėjimas. Taip. Tai atsimenu pirmą ateimą prieš 4 ar kiek daugiau metų, kai Edvinas atvedė 120 sportininkų per 4 dienas patikrint. Sudarėm grupę eilinę darbo dieną ir kai susidūrėm su 4-5 vertėjais, o aš vienas turiu visus juos patikrint, tai toks buvo nemenkas šokas. Vis tiek tos emocijos, emociniai dalykai, o per tuos 4-5 metus susidraugavom. Kartais dabar tos technologijos yra, kad atsineša telefoną, per telefoną vertėjas kalba, susišnekam, kartais neprisiskambina vertėjui, susišnekam jau ir be telefonų. Taip. Jau atsirado tas toks bendrystės jausmas, toks visuomenė tikrai požiūrį į neįgalų sportininką, į kurčiai, į apskritai negalius sportininkus labai ženkliai gal keičia. Iš tikrųjų daug darbo įdeda visi, ne tik kurčiųjų komitetas, bet ir apskritai girdimumas apie juos, apie neįgalius sportininkus. Tikrai yra didesnis, manau, mūsų fiziologija visų žmonių vienoda ir kažkokių tai metodų neprigalvos. Aišku, mes kiekvieną sportininko tą traumą, bėdą individualizuojam, stengiamės pritaikyti jam būtent tinkamą metodą.